paprasta, nieko. Žiūrėkit, užduotis labai paprasta. Parodom visiems, kad esame tikrai pakankamai blaivus, kad galėtumėm tęsti. Neturime jokio prietaiso. Tiesiog, kuris iš jūsų geriau pasakysit pakopa, pakopa, kirvis, tas ir praeisit mūsų tą patikrinimą. Neskubėkit. Pakopa, kirvis. Pradėsim, aišku, nuo laimučio, kuris atrodo tikrai geros formos. Neskubėkit. Pakopa, kirvis. Pakopa, kirvis. Labai gerai, 10 balų, mėlis, aš rekomenduojam. Priminkit vardą. Audriau, neskubėkit. Lygiai kaip laimutis, tai gražiai. Pakopos. Kirvis. Šaunuolis, žiūrėkit, super, 10 balų. Šventė tikrai pavykus ir galėsim tęsti toliau. Rūta, kaip pasis reikalai su alkoholiu? Supratau. Prie stalo gero sėdėt, turit ten gerų tokių žmonių. Gal galit net, štitaniką esat, gal galit neskubėti nuo pakopa, kirvis. Damos visada laimi. Pakopas. Sakykit, po kapotų kirvis visuojas. Pakopa, kirvis. Yes, ačiū man. Ačiū labai. Jūsų vardą dar nežinau. Indrė. Malonu, Indrė, neskubėkit. Matėt, kaip puikiai Rūta susitvarkė, tik iš 3 karto. Prašau. Pakopa, kirvis. Super. Viskas, rasim. Aišku, kapitonai palaukite. Ne, aš nemoku. Žiūrėkit, mėlis ir šiaip. Visų pirma, mes norim mūsų damoms padėkoti. Ačiū, mielasis, kad buvot šį vakarą ir išdrįsite sudalyvauti mūsų iššūkyje. O vyrams, čia aš šiam pridėt, žinau. Agijų norėjau. Ačiū, paplojame mūsų dalyvauti.